Ar galite įsivaizduoti maždaug kokio dydžio pasaulio kontekste yra Afrikos žemynas? Afrikos žemynas, iš tikrųjų, tai yra nesulyginama net su Europa. Visa mūsų Europa kaip sąjunga yra tokių valstybių Afrikoje, kurios yra didesnės už visą mūsų Europą. Taigi Afrikos žemynas, kuris neša krikščionybę nuo pirmųjų amžių, ir mes turime ypač Pietų Afriką, atsiminkime Šventą Augustiną, jo motiną Moniką, daugybę kitų dalykų, kur Afrika yra be galo tikinti šalis. Šiandienai ši šalis dalinai yra musulmoniška, turime į kontinentas, ištisas kontinentas, ir dalis krikščionių yra pagal seną tradiciją, kurios buvę Anglijos kolonijos, tai yra anglikonų bažnyčia, ir dalis yra katalikų. Teko būti Nigerijoje. Nigerija yra per patį vidurį Afrikos, tai viena iš geriausiai reprezentuojančių šalių. Ir ten yra ir musulmonų, ir per pusę, gal truputėlį daugiau, anglikonų. Aš žinote, prieš keliolika metų, kada anglikonų bažnyčia Anglijoje su savo vadais nusprendė, kad kunigas gali būti moteris, ir mes šiai dieną turime anglikonės kunigės, turime ir vyskupės, tai Afrikos žemynas suprotestavo ir jie neįsileidžia tokios minties. Tiesiog jie nepriima. 11 sausio teko tą žinią skaityti iš karto prancūzų kalba, dabar mačiau yra Vatikano žiniuose, taip pat laikmetis.lt. Visas Afrikos žemynas, įskaitant Madagaskarą, visos vyskupų konferencijos vienbalsiai pasisakė prieš popiežiaus naująjį papildomą dokumentą dėl lygių, vadinkim, tų vienalyčių santokų ir kitų nereligiarių santokų laiminimo. Tai yra pirmas atvejis visoje bažnyčioje visais laikais, kad visas kontinentas suprieštarauja popiežiui. Jis tai dokumentas be galo gražus, išreiškia tikrą vienybę ir kartu apgailestauja, kad Afrikos žmonės neturės šios galimybės suprasti dokumento subtilybių, ir tuo būdu Afrika palieka kiekvienam vyskupui spręsti apie laiminimą šių homoseksualių santokų ir kitų dalykų, kurios popiežius iškėlė kaip laiminimo galimybę neliturgijoje. Tai yra tikėjimo kelias. Tikėjimo kelias, kuris mūsų nesuskaldo. Tikėjimo kelias, kuris mus kaip tik išgrynina. Yra daug dalykų, kurių mes, būdami net popiežiais, negalėtume pakeisti, ir tai yra, mėlyje, ir jūsų žodis. Ir popiežius Pranciškus yra ypatingai atviras žmonėms. Žmonės turėjo galimybę per šį paskutinį sinodą išsakyti savo nuomonės ir tiesiog duoti gairę, kaip įsivaizduojama šiandien katalikų bažnyčia pasaulyje. Ar žinote, kad Lietuva, skaičiuojant tarptautiniais mastais, yra apskaičiavimai, mes su Gratu stebėjome apskaičiavimų lenteles įvairiais aspektais, Lietuva Europoje laikoma viena iš religingiausių šalių. Ir kada bažnyčia turi realų jūsų visų tikėjimą, tai yra kalba apie mažiausiai 87%, kurie tikrai tiki, ir be abejo po to jau kalba apie praktikavimą. Šiandieną šioje bažnyčioje yra tiek žmonių, galėčiau pasakyti 4 kartus daugiau, negu kaip man teko matyti Italijoje, Sicilijos saloje, Čefalių katedroje. Katedra be galo graži, romaninė, turi nuostabią mozaiką Kristų Pantokrator laiminantį. Ir aš ieškau galimybės dalyvauti sekmadienio pagrindinėse mišiose. Sicilija, kankinių kraštas. Ir kartu mūsų krikščionybės širdis su visa Italija. Ten buvo apie 22 žmonės 10 valandos mišiose.
Vienas kunigas aukojo mišias, aš buvau koncelebrantas, o kitas kunigėlis atsistojo šalia, jums dirigavo pačią banaliausią 2 gaidelių sudėtingumo melodiją ir tai buvo vadinamas bendruomeninis giedojimas, o parapija buvo katedra ir pagrindinės sekmadienio mišios, kartoju 4 kartus mažiau negu šioje kaimo bažnyčioje. Mėlieji, džiaukimės, savo akis nusivalykime ir matykime labai tikinčią Lietuvą. Lietuvą, kuri tikrai yra tikinti. Ir kartais mes diskutuojame tarp tų mūsų partijų, tai jos visos tikinčios, neįsivaizduočiau. Ir kartais tie žmonės, kurie yra labai atrodo toj ar toj pusėje visgi, jų tėvai yra tikintys, jie yra tikintys, tik suveikia ko gero kiti dalykai. Kiti dalykai, kurie suveikdami gali padaryti ir daug žalos. Mūsų šalis Lietuva yra be galo tikinti. Mes su tikėjimo gale sausio 13-ąją gynėme jau paskelbtą nepriklausomybę. Prisiminkite, beveik metai prieš sausio 13-ąją, 91 metų data, mūsų Lietuva jau buvo paskelbta nepriklausoma. Po metų man teko išvykti į Prancūziją, 7 metus praleisti vienuolyne ir visuomet, net 6 metai po nepriklausomybės paskelbimo, Prancūzijoje mano šalis buvo Rusija. Taigi dar tokia grandiozinė mūsų senoji Europos krikščioniška šalis, mus dar ilgai laikė Rusija ir tai nieko baisaus. Tegul būna mūsų šios datos be galo brangios. Sausio 13 yra ta data, kuri pareikalavo aukų, Dievui dėkokime, nesulyginamai tai yra su Ukraina, kurioje yra kankinystės ir, manyčiau, net genocido atšvaitai. Mūsų sausio 13 dieną, aš tuo metu jau buvau klierikas, mes visi stebėjome, kas vyksta, tai buvo galima matyti per dar neokupuotą, vėliau perimtą kitą televiziją. Ir Kauno sirenos visos susijungė. Ir miestas organizavo visus autobusus nuo Kauno pilies, nuo atskirų vietų vykti, saugoti Sitkūnų stoties. Taigi mes visi klierikai pakilome, išskyrus vieną, tas išėjo į bažnyčią melstis, tai be galo gražus liudijimas, jisai yra kunigas nuostabus, Vidas Sajeta. Jis vienintelis nuėjo melstis į bažnyčią, o mes visi apsirengėme šiltai ir išvykome autobusais į Sitkūnus saugoti šios stoties, nežinojome, kad okupavus Vilniuje televizijos ir radijos stotį pradės veikti ši. Krikštas. Krikštas, kurį šventėme praeitą sekmadienį Viešpaties, o šiandieną yra sekanti diena po krikšto, taip sako evangelistas Jonas. Ir ta sekanti diena po krikšto yra jau 2 pirmieji mokiniai. Mums reikėtų pagalvoti apie mūsų tikėjimą. Esame tvirta tikinti tauta. Manau, kad esame labai gražiai tikinti tauta. Ir jūs matydamas, matau, kad tikėjimas yra giliai. Nesame visi spontaniški, nesame visi galbūt praktikuojantys dažnai sakramentus, bet mūsų metinės šventės rodo, kad ši tauta, jūs mylėjate galingo tikėjimo. Ir pasižiūrėkite duomenis, ar nelenkėme ir tų mūsų Europos šalių, kurios nuo 1, ypač nuo 2 amžiaus jau tampa Kristų išpažįstančiomis, kaip Italija, kaip Prancūzija. Mūsų šalis šią dieną turi gražų tikėjimą. Ir mums svarbu žinoti, kas tą tikėjimą įdavė. Tikėjimas visuomet ateina per kažką. Ir jeigu mes šiandien turime šventą Petrą kaip pirmąjį iš 12, kaip pirmąjį popiežių, tai jis ne pirmasis pasiekė Jėzumi. Tai yra jo brolis Andriejus. Andriejus ir apaštalas Jonas. Manau, kad ir Petras, būdamas Jono Krikštytojo mokiniu, ir Jokūbas, būdamas Jono Krikštytojo mokiniu, matė, kaip prieš dieną Šventoji dvasia nužengė ant Jėzaus iš Nazareto, tačiau iš visų Jono Krikštytojo mokinių 2 paseka Jėzumi, vėliau perneša žinią
Ir turime ištisą apaštalų 12 būrį. Dėkokite už savo apaštalus. Mano asmenis apaštalas tikrai kunigystę esu pavedęs kunigui Juozui Zdebskiui. Jo tėviškė nuo mano tėviškės skiriasi per 5 kilometrus. Viešpats tegul saugo šiuos žmonės. Atminkite savo tikėjimo perdavėjus. Mano patarnavimas yra Šeštokų parapijoje, o aš pradėjau patarnauti kunigui Vladui Bobinui, kurį Išlaužas puikiai pažįstate ir jo čia daug metų ištarnauta. Kunigas Vladas Bobina yra ir mano kunigystės įkvėpėjas. Melskime ir jam amžino atilsio. Kviečiu mintimis pakeliauti popiežiaus Pranciškaus apie krikštą. Tai yra mūsų tikėjimo pradžia ir ta didžioji dovana, kurią nešate jūs kiekvienas. Žmonės keliavo krikštytis nuolankiai ir nuoširdžiai, basomis kojomis, apnuoginta širdimi, o kartu su jais atėjo krikštytis ir Jėzus. Savo tarnystę jis pradėjo parodydamas, jog nori būti arti nusidėjėlių, nes atėjo dėl jų, dėl mūsų visų. Tądien viskas atrodo buvo kitaip nei kitomis dienomis. Jonas Krikštytojas, pamatęs Jėzų, kuris rodos nesiskiria nuo kitų, prabyla apie galingesnį už jį, krikštysiantį ne vandeniu, o šventąja dvasia. Jėzų išbridus iš upės prasivėrė dangus ir dvasia, tarsi balandis, nusileido ant jo, o iš dangaus pasigirdo balsas: tu, mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Jėzų preiškia kaip Dievo sūnų, pasakoja mums kaip per krikštą ir mes, mėlieji, kiekvienas tapote Dievo vaiku. Jėzaus krikštas skiriasi nuo Jono krikšto, tai simbolinė apeiga, bet tikra naujo amžino gyvenimo dovana. Tai malonės ir bendrystės su Dievu Tėvu, Sūnumi ir Dvasia įvykis. Mus panardina į begalinį Dievo glėbį, perduoda jo gelbstinčią meilę. Kas įvyksta per tavo krikštą? Dievas įžengia pas tave, ištyrina tave, išgydo tave, tavo širdį iš nuodėmės, padaro tave savo vaiku visiems laikams. Padaro tave savo tauta, tu tampi Dievo šeima, tu esi rojaus paveldėtojas. Tai skaitykite Katalikų bažnyčios katekizme. Dievas tampa artimas tau visam laikui. Tai krikštas yra tavo naujo gyvenimo dovana. Ieškokite, prisiminkite, atraskite savo krikšto datą. Padėkokite šiandien Viešpačiui už tą krikšto momentą, nes nuo tada jis yra su tavimi, bet ir tavyje. Dėkokite už savo tėvus, atvedusius prie krikšto indo, už tuos, kurie teikė sakramentą. Pasimelskite už savo krikštatėvį, krikštamotę, už bendruomenę, kurioje jūs tapote Dievo vaikais. Ar suvokiu, kokią didžiulę dovaną turiu savyje krikštą, sako popiežius. Ar matau savo gyvenime Dievo, kuriam esu mylimas sūnus, mylima dukra, ar matau buvimo šviesą? Brolis, sesė, daryk kryžiaus ženklų, kaip krikšto metu įbrėžk Dievo mylinčio tave, norinčio būti su tavimi malonės atminimą. Primenu, kryžiaus ženklas yra atsiradęs krikštui teikti. Darykite tai kartu vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. O dangiškoji motina, tikroji dvasios šventovė, padėk mums švęsti ir priimti stebuklus,
kuriuos Viešpats daro mumyse. Amen.